Vilnius. Daug istorijos, daug randų ant Vilniaus sienų. Prisimenam ir 1939 metus, kai atsirado pasakymas Vilnius mūsų, o mes rusų. Šmaikštu, bet nejuokinga. O 44-aisiais Vilnius kentėjo dar daugiau. Ir ant jo sienų liko tikrai nemažai karo palikimo. Pasivaikščiokim po randuotą Vilnių. Sveikas, Aklai. Labadiena, Ernestai. Seniai nesimatėm. Dėkui. Turbūt nujauti, kokia tema bus. Taip, tikrinsi, kurios daržo kampus laistom tepalu. Rodyk. 1941. Birželis. 24-osios rytas. Įvažiuoja į miestą vokiečių žvalgai ir ką jie mato? Jie įvažiuoja visų pirma Gardino keliu, tai dabartinis Trakų kelias, įvažiuoja tikriausiai 7-osios Wehrmachto tankų divizijos žvalgybinis būrys motociklininkų. Jis šiek tiek blaškėsi 23-osios vakare po dabartinę Maksimos Gariūnų teritoriją ir įvažiuoja į miestą, randa jau miestą išvaduotą ir jame plevėsuoja gatvėse lietuviškos trispalvės vėliavos ir jie juda gražiai kryptimi link Basanavičiaus gatve, randa Trakų gatvę užverstą pamuštą sovietinę techniką, užsikemša kamštį, suka į Pylimo gatvę ir Gedimino prospekto atsiranda katedros aikštėje. Ir lietuviams, sukilėliams, sukilusiems lietuvių kariams ir partizanams, studentams ir policininkams kyla iššūkis, kaip suvaldyti artėjančią Wehrmachto tankų koloną. Jie atsiranda 7-oji tankų kolona kažkur apie 7-8 ryto. Tai dalis iškart juda, vokiečių buvo kryptis puolimo link Minsko, Minsko plentą, dabartinė Liepkalnio gatve. Tai jeigu pasižiūrėti istorinės nuotraukos, tai pagal tą judėjimo Wehrmachto kryptį ir tos nuotraukos ir pakelės ir susiekamos. Kas įdomiausia, yra išlikus viena nuotrauka labai įdomi, kur Gedimino prospekte džiūgaujantis vilniečiai sveikina Wehrmachto karius. Tikėjosi, kad čia išvadavo juos. Taip. Bet buvo incidentas ryte, lietuviai kariai įsitvirtinę Gedimino pilies bokštą, kurį beje šturmavo ginklu, keisdami trispalvę 2 ar 3 kartus, pagal versiją ten buvo, kaip čia pasakius, kontaktas su žuvusiais, nukautais. Tas vienetas lietuvių elementas apšaudė vokiečius ryte pasirodžiusius Gedimino prospekte, nes palaikė, kad tai bėgančių rusų regardas. Ir buvo draugiškos ugnies incidentas, kurį sprendė vienas lietuvaitis studentas, puikiai šnekėdamas vokiškai, kad tai yra mūsų. Ir taip jau vokiečiai buvo net išsirdenę mažąją pako pantrakėlę apšaudyti Gedimino pilių bokštą. Tašką. Tarp kitko, kaip atsitiko su tuo sukilimu 23 dieną, kad jis vis dėlto įvyko, nepaisant to, kad Bulvičius su visų štabu jau buvo suimtas? Jo, Bulvičiaus štabą pradėjo likviduoti gegužės mėnesį. Bulvičiaus štabas karinis buvo štabas. Bulvičius tuo metu buvo ir karininkas, kaip čia pasakius, 29-ajam tarybiniam teritoriniam korpuse, kuris ten likučius Lietuvos kariuomenės vienijo. Ir buvo tuo metu dėstytas, kaip dabar būtų, kariniai katedroje universitete ir pėstininkų mokykloje dabartinės karo akademijos teritorijoje. Ir jis tos kontaktus savo ten vystė ir mokino būtent manevro tokios taktikos, puolė, atsitraukė mažais vienetais, sekinį priešininką, nestoja į atvirą kovą. Tuo metu daugelis nesuprato, dėl ko jis tai daro, bet kaip paskui pasirodo, tai buvo teisinga taktika mažais vienetais daryti kuo daugiau nuostolių judančių priešų kolonų. Čia kaip manevrinė gynyba, sekinant priešą. Jo. Ir tada Bulvičių suėmė. Faktas, kad iniciatyvos ėmėsi daugelio dalinių puskarininkai likę lietuviai, nes prieš karininkus lietuvius buvo imtasi didelių represijų. Ir kiek atsiminimai rodo, tai būtent iniciatyvas rodydavo Viršilos. Ten toks incidentas net buvo dabartinės krašto apsaugos ministerijos pastate, kur buvo 29 korpuso ryšininkų batalionas, lietuviai aptarnavo. Vyrai lietuviai įsijungė radijo siųstuvą, išgirdo pranešimą iš Kauno apie sukilimą, uždainavo lietuviškas dainas kaip ženklą, kad čia vyrai rinktųsi.
atėjo kažkoks sovietinis politrukas, aiškindamas, kad negalima dainuoti lietuviškų. Viršila išsitraukė pistoletą, nušovė tą politruką vietoje tam pastate ir prasidėjo sukilimas. Aš rodau, kad iniciatyva veikti staigiai. Matai, Viršilos visais laikais buvo visai neblogė, ne? Taip, aš sveikinu neperėjus. Man smagu girdėti. Jo, neperėjus į karininkų luomą, nes būtum jau atsargojo, dabar gali tęsti tarnybą. Arba tuo atveju tai būčiau represuotas. O... Taip. Tai ir kuo baigėsi tas sukilimas? Vis dėlto tai buvo pakankamai trumpas, bet toksai triukšmingas įvykis Vilniuje. Vilniaus sukilimas kažkaip yra nutylimas arba taip išnykęs, nes daug žmonių buvo represuota. Pagrindinė vieta buvo Vilniaus universitetas, teisės fakulteto prodekanas Stasys Žakevičius, vėliau Mišė Šitar. Kaip čia pasakius, darbuotojas, kuris ruošė lietuvius partizanus po geležinės uždangos. Vis kleiskim, kad Mišė Šitai yra Britų žvalgyba. Jo, tai čia, jeigu kažkas pradės aiškinti apie tai, kad jis galėjo prisidėti prie holokausto, tai Britai, ko gero, tokio žmogaus niekad į savo tarnybą nebūtų paėmę. Aš iš karto užbėgu į akis. Tai vyras ėmėsi iniciatyvos, sukvietė pas save pasitarimą dabartinėse Vilniaus universiteto senose rūmose ir tas sukilimas buvo sutarta pradėti ten 1 valandą, bet spontaniškai jis prasidėjo daugelį karinių dalinių Vilniuje, kurių gausu buvo, kur buvo likę lietuvių. Tai vienas didžiausių kovų užvirė Pranciškonų vienuolyne Trakų gatvėje. Buvo labai įdomus atvejis, lietuviai užėmė žiedinę gynybą, barikadavo gatves, apšaudė Trakų gatvę judantį transportą ir savo apsupime turėjo vidinį žiedą su apsuptais rusais. Tai ir tos kautynės vadovavo Ignas Talanskas, beje, miręs visai palaidotas Antakalnio kapinėse. O kitas karinės židinys, tai už mūsų, tai dabartinė Kalnų parko teritorija Kosciuškos gatvės kareivinės. Tai šitos vietoje gal 3 židiniai buvo ir vyrai pakilę į sukilimą pasitraukė iš kareivinių, įsitvirtino kalvose, padarė žiedinę gynybą, kur dabar esame iš užupio buvo vykdomas tiekimas logistika, nes daugelio karininkų šeimos gyvena šitose butuose čia. Ir kas įdomiausia, apsimetę tenai dar rusais, jie sugebėjo dar vežioti amuniciją studentams po Vilniaus miestą. Sukilo 3 policijos nuovados, perėjo į lietuvių pusę, viena iš jų buvo įsitvirtinus dabartinės Totorių Gedimino prospekto kampe, tai dabartinis Lietuvos bankas. Ir, kaip čia pasakius, ta sankryža tapo irgi nirtingų mūšių vieta, irgi yra likusios net fotografijos, kaip čia pasakius, Gedimino buvusi Vilniaus savivaldybės tam pastate. Na ir veikia, kas įdomiausia, Lietuvos dailininkų sukilėlių būrys, jam vadovavo dailininkas Adolfas Valeška, beje labai žymus žmogus, kaip dabar pasakytų, Expo pasaulinės Lietuvos delegacijos vadovas. Jis tuo metu buvo dailės muziejaus, kuris įsikūręs Senojo Rotušėje vadovas. Ir tas dailininkų būrys būtent veikia Vilniaus miesto centre, veikia Gelžinkeliečių sukilėlių Lafo, Lietuvių aktyvisto fronto būriai. Naktį iš 23-24 bandė nesėkmingai, bet aktyviai šturmuoti Vilniaus geležinkelio stotį, nes jame stovėjo ešelonai su suimtais lietuvių sukilimo to pačiu Bulvičiaus štabu. Nelabai sėkmingai spėjo gelžinkeliečiai ten sabotažo būdu atkabinti keletą vagonų. Deja, tose vagonuose buvo išgelbėti būsimi armijos Krajovos pogrindžio vadovai, visokie Lupaškos, kurie užsiminėjo genocidu prieš lietuvių tautą, o pirmuose vagonuose, girdėdami mūšius Vilniuje, buvo išgabenti Bulvičiaus štabo žmonės, kurie deja tų pačių metų gruodžio mėnesį Rusijos gilumoje buvo sušaudyti ir, vienu žodžiu, be teismo sunaikinti. Ir kas įdomiausia, po poros dienų šiauriau Vilniaus pradėjo judėti iš dabartinės Ruklos Gaižiūnų apsupta 10-oji Rusijos armija, persikėlius per nerį keliose vietose. Ir lietuviai sukilėliai dabartiniam Molėto, Jonišky, Pabradėje, Švenčionėse, Švenčionėliuose, kaip čia turėjo formuoti tokias užkardas ir pasiprašė iš Vilniaus pagalbos. Ir lietuviai siuntė savo sukilėlių pagalbos sunkvežimiais į tą kryptį linkmenas padėti kovojantiems sukilėliams. Ir Joniškio atvejais, pavyzdžiui, tai birželio 28 dieną įvyko mūšis su besitraukiančia sovietų kariuomenė, kur lietuviai naudojo šarvuočius, pagal tą laiką tanką tikriausiai, kuris buvo trofėjinis iš Pabradės įgulos. Ir tam vietai pažinti su vietos bendruomenėmis prieš porą metų švęsdami 80-metį birželio sukilimo atidarėm paminklą, atidengėm tą vietą.
Vilniuje dar yra likę sukilimo žymių. Ant pastatų sienų, apkasų likučių. Eilė vietų yra pažymėta sukilimo atminimo lentom. To pačio Kariūno Ožiūno lenta yra atminimo karo akademijos teritorijoje prie dabartinės viešojo saugumo tarnybos pastato, kur buvo mūšio vieta ir Ožiūno kariūnų būrys žuvo ir jis pats irgi atminimo vieta parengta. Tai yra atminimo vietos ir yra dar likę kovų žymės. Aš tai, pavyzdžiui, sakyčiau, kad Vilnelės Vilnios tilto kova dėl Vilnios tilto prie Kosciuškos gatvės, tai ko gero visos žymės yra daugiau likęs iš 41 metų epizodo. Nes ten pusę dienos vyko kautynės, lietuviai aktyviai apšaudė, buvo pasistatę patrankėlę, tikriausiai tai buvo Orlikonas, pamušinėjo mašinas, gatvė buvo užversta autotechnika pamušta tarybinė. Kas įdomiausia, istorikė Vida Grinkienė, kuri tyrinėjo palaidojimus, tai ji atrado nuorodą, kad į Vokietijos archyvus yra išsiųsta pažyma apie visus žuvusius. Į Vokietijos archyvus. Jo, tai dabar klausimas, kada valstybė susiruoš tą daryti, kada genocido centras turės drąsos aiškintis ir tie žuvę žmonės, ko gero, yra žuvę kovoje už Lietuvos laisvę ir verti apdovanojimo ir prisiminimo. Ačiū, Sachalai, buvo įdomu. Dėkui. Po trumpos pertraukėlės matysite. Sveikas. Kolega, sveikas gyvas, ką darom? Ką darom? Jo. O, čia tu gerai žinai, ką mes darom. Einam pasižvalgyti po randuotą Vilnių. Nu, aš taip ir pristačiau. Gerai, taip ir bus. Tai jau šitą apkalbėjai ir mes Šitą jau mes matėm. Jau šitą matėte, ne? Aha. Nu čia matai, mūsų yra jau techninis ginčas, pavyzdžiui, aš esu, kad čia pataikė fugasas, tu, kad pataikė vis dėlto tankas. Fugasas. Čia taip, Dėl fugaso mes dėl fugaso nesiginčia. Skeveldrinis užtaisas. Jo, bet aš galvoju, kad rankinis fugasinis užtaisas. Gali Gali būti tokios aplinkybės. Ernestas galbūt nepaminėjo, kad yra legenda apie būtent šitą pataikymą, kad jau po karo, kai buvo kalinami partizanai, kažkas bandė juos išvaduoti ir šovė iš ano namo, bandydamas pataikyti į grotas. Spėjama, kad legenda byloja būtent, kad buvo šauta iš to namo, iš antro aukšto. Ten, kadangi buvo toksai kaip erkė kabanti, toksai kaip balkonėliai ir ale šauta iš šito lango, iš to. Bet mes, reiškia, iškart žinom, kad vis dėlto šaudyta iš gatvės kažkur tai kokiu 50 metrų, 60 metrų. Gali būti ir 100. Gali būti ir 100. Čia tiesa, kitoks pastatas buvo. Fugasiniam skeveldriniam nelabai svarbu, iš kokio atstumo atliektis, efektą vienodą padarys. Taip. Pritariu. Gerai, o dabar mes eisime iš lėto pasižiūrėti. Čia mes dabar esam toj vietoj, kur vokiečiai traukėsi. Taip. Sovietai puola, vokiečiai traukėsi. Spaudžia šipinėlį. Taip. Nesakysim, jie iš Subačiaus gatvės įkūrė štabą Liepos 11 dieną dabartiniai Konstituciniam teisme. Taip. Ten Gestapo buvo komendatūra. Tada 12 dieną jau persikėlė į Lukiškių kalėjimą. Ir Lukiškių kalėjime labai trumpai. 12 diena, faktiškai iš 11 į 12 dieną. Ir paskui jau jie perkelė tolimesnį štabą į astronomijos observatoriją Čiurlionio gatvėje. Ir iš tenai jau jie sėkmingai pasitraukė. Sakau, sėkmingai pasitraukė per nerį, pasprunka iš apsupties žiedo, dar truputėlį pakeliui susikauna su armija Krajova. Ir jie jau tą pačią dieną persikėlė per nerį, pasiekė Kauną. Man čia yra mįslė, kaip įmanoma, reiškia, 2000 žmonių
2000 karių persikelti per Nerį ir tą pačią dieną pasiekti Kauną. Jo, Tai va, artėjom prie tokio objekčiuko gero. Sovietai eina iš šitos pusės, taip, iš apačios. vokiečiai traukiasi link observatorijos. Vokiečiai traukiasi link observatorijos Čiurlionio gatvėje ir greičiausiai čia, sakysim, matyt, artėjant sovietams, vokiečiai kažkur tai turi įsirengę kažkokias pridengimo pozicijas ir kala. Dabar apie kalibrų spektrą šnekant, tai čia galima kalbėti apie pistoletus kulkosvaidžius. Smulkios pradaužos. Galima kalbėti apie kulkosvaidį, pagrindinį 7.62, 7.92. Ir galima kalbėti apie stambaus kalibro kulkosvaidį arba net 20 mm pabūklą kai kuriuose vietose. Nu, tokias jau pradaužos Tai kaip... čia jau taip rimčiau. Žinai, jaučiuosi kaip koks vaikas, žinotum. Per tvoras. O čia, bet reiškia, eina ir gynybinis eina, nes matai, kaip kulkosvaidis liejo viską iš tenai, taip, per visą sieną. Bet čia per visą sieną. Jo, visą sieną, visiškai. Ir kryptis vėlgi yra iš gatvės, iš kampo. Iš už kampo tiesiog iš arti. Jo. Visur iš arti. Jo, vėl, bandom įsivaizduoti, vokiečiai kažkur tai įsitvirtinę šitoj pusėje. Taip. Nuo Lukiškių kalėjimo iki pat, reiškia, sakysim, observatorijos laiko paskutinis gynybos jų linija, paskutinė gynybos linija. Jie dar yra Lukiškių kalėjime, jie pradeda trauktis ir dabar mes eisim prie namo, kuris, sakysim, spėjam, kad čia kažkoks tai buvo židinys, kažkoks tai, Įdomesnis objektas, ko čia aplinkoje nėra. Nėra, taip. Apšaudytas iš visų pusių, tuo jisai išskirtinis. Galimos dvi versijos. Arba gynyba apsupime ir pasidavimas, arba žūtis. Arba pastatas trumpai perėjo iš vienų rankų į kitas ir paskui buvo vėl perimti. Gali būti ir taip. Tai mėginkim pažiūrėti iš anos pusės. Žiūrint į šitą sieną, panašu, kad taip tikrai vokiečių gynyba ginasi iš tos pusės. Ir čia įruošta gynyba per visus lygius yra. Antras aukštas ginamas, pirmas ginamas ir netgi ko gero Sokoliniam aukšte irgi buvo gynybinės pozicijas, nes pataikymai yra visuose lygiuose. Čia greičiausiai ėjo gyvoji jėga, artėjo sovietai, reiškia, taip tvarkingai. Ir kaip jiems įprasta mėsa. Taip. Ir čia jau smarkiai tvirtinta, visko turim. Čia tai turim ir kulkosvaidis, ir pistoletas. Čia visa šaulių ginklų, kaip sakyt, kolekcija. Jo, ten tas įspūdingas yra, netgi, žinai. Netgi tarčiau, kad čia netoliese ir bumtelės yra užtaisas. Ir skeveldra dar suvagojo. Minosvaidžius naudojo čia? Naudojo minosvaidžius. Nes tų tokių smulkučių yra apie čia jau skeveldrinės. Panašiau į tai. Jo. Bet reiškia vėl tokia eina, lengvai matosi, žinai, taip pluoštas į tą pusę. Minosvaidis, kada sprogsta, ta mina, tai jinai paskleidžia taip pat panašiai vienodai tokį šleifą. Tai va, šitas yra daug tokių pastatų buvo Vilniui. Faktiškai mes turim vienintelį tokį išlikusi taip smarkiai suvarpytą, taip smarkiai dar kur galima taip... Ir papasakoti istoriją. Jo, ir papasakoti istoriją negalim sakyti, kad taip. Mums tai, pavyzdžiui, man tai gražu. Prielaidos tai. Jo, jo. Man, pavyzdžiui, kad yra, matosi pėdsakai. Ir čia dabar mes esame vietoje, kur nukrito 150 mina. Aš sakyčiau 120. 120. Aha, iš pirmo žvilgsnio taip atrodo. Ir jinai nukris turėjo visai arti pastato. Visai. 5 gal metrus atstumo. Gali būti ir arčiau netgi. Ir priklauso, kokiu kampu jinai atskrido. Jo. Tai jeigu kas nors kieme čia buvo, tai suakėjo jau, taip sakant. Kapitaliai. Bet čia šiuo atveju tai mes net nežinom, kodėl. Tiesiog nukrito, galim sakyti, atsitiktinė mina. Vieta apšaudyta minos. Taip, jinai smarkiai apšaudyta ir viskas. Sovietai, kai užėmė labai greitai Antakalnį, tada, reiškia, jau vokiečiai praneša, kad Liepos 11 dieną, kad atiduota sovietams atkarpa nuo Žaliojo tilto, įsivaizduota Žaliasis tiltas, Kotrynos bažnyčia, Kazimiero bažnyčia ir geležinkelis. Ta prasme, jau sovietai tenai užėmė visą tą teritoriją. Ir tada vokiečiai traukėsi į centrą ir sovietai bando jo suspausti upės vingyje šitam. Tarp observatorijos, Lukiškių, užspausti kažkur tai Lukiškių kvartale, tuos likusius ten 4000. Vėl reikia žinoti, kad iš viso vokiečių buvo kažkur tai apie 7000-8000. Grūbiai.
Ta prasme, visiškai bandau spausti juos Lukiškių gatvės kvartale. Bet, nesėkmingai. Arba vokiečiai sėkmingai. Jie labai sėkmingai pasitraukia. Ir čia jau tas yra jau ir apšaudimo tokių dalykų matosi. Tai tiek trumpai. Nu ką, toli gražu ne viskas. Tai aišku, mes tik tai, nežinau, tokią mažą dalį pamatėm, ką galima būtų pamatyti. Ir minos įstrigusios sienoje, ir ten viskas ten, sakysim, pataikymai aukštai, žemai, ligoninė sušaudyta, Bazilionų gatvės vienuolynas sudegintas. Tai va, paskutinė. Žodžiu, viso labo maža dalis. Labai maža dalis. Bet už tai labai tau ačiū. Iki pasimatymo. Iki. Toliau tyrinėsim. Iki. Kągi, apžvelgėme tik tais labai nedidelę Vilniaus kovų istorijos dalį. Bet visas tas mūsų aptartas dalis sieja vienas dalykas. Tai tas pats priešas. Kai barbariškai buvo griautas miestas ir kokius randus jisai paliko. Eisite Vilniumi, pakilkite akis į viršų ir pamatykite ant pastatų vis dar likusias kovų žymes. Ačiū Jums už dėmesį.